Labadiena. Tiesiog noriu pasidalinti gerą žinią. Važiuoju į Veneciją rodyti savo performansą paralelinėje Venecijos Bienalėje programoje. Kas yra man svarbu? Tiesiog, iš tikrųjų, Venecijos Bienalė yra, ko gero, visų didžiausia svajonė, kad ten galėtum kažką tai parodyti paraleliai programoje ar pagrindinėje programoje ar dar kažkur tai. Ir kada įsipildo tą svajonę, kada gali nuvažiuoti ir parodyti savo performansą, tai aš manau, tai yra didelis džiaugsmas. Pirmiausia, žinoma, menininkui, kuris tai padaro, o ir kitiems, kurie jį palaiko. Tai performansas bus jautrios indoktrinacijos. Tai yra performansas apie tai, kaip įvairios ideologinės, įvairios religinės ar kitokios indoktrinacijos veikia mūsų gyvenimą. Realiai žmonės pirmykštė bendruomenė, jiems daug ko nereikėjo. Pačiam išgyventi, pasidauginti, kad išliktų palikuonis. Paskui prasidėjo įvairios magiškos praktikos, po to religinės praktikos, dabar politinės praktikos. Ir pažiūrėkit, kas įvyksta. Mes susipriešinam, skirtingi įsitikinimai, skirtingos vertybės. Ir dėl to ką? Kyla karai, konkurencija nesibaigianti. Gal iš tikrųjų reikia pagalvoti ir grįžti prie to, kas buvo anksčiau. Gal iš tikrųjų reikia pagalvoti, kaip pačiam išgyventi, pagalvoti, kad palikuoniai galėtų gerai gyventi, o ne tai, kad sugriauti miestai, ten, nežinau, šalis ir nesibaigiančios mirtis. Vat apie tai šis performansas. Tai gal reikia tiesiog bandyti mąstyti kitaip ir atsakyti tų indoktrinacijų, kurios, mus veikia negatyviai. Taip, įsitikinimai yra svarbu, kada jie pozityviai veikia mus, bet jeigu tai pastoviai kažkokios nelaimės, mirtis ir kažkokie kiti dalykai. Tai vat, apie tai ir bus šitas performansas, žiūrėsim, kaip seksis, tikiuosi, kad viskas bus gerai, jaučiuosi pasiruošęs, tai sėkmės jums ir linkiu savo, kad viskas ten būtų gerai ir iki pasimatymų papasakosiu po to grįžęs daugiau.